Šiandien nusprendėm negulėti prie baseino ir tiesiai važiuojam į Lečio miestelį pirmiausia. Tikėtas įeiti į bažnyčią 11 eurų. Va tokie piragiukai. Va, 5, 3 eurai, 10 eurų. Kainas įkandamas. Čia tokie mini zapukai kažkokie tai. Labas rytas. Labas rytas. Sveikinamės iš nesaulėtos Apulijos, apsiniaukę. Dėl šiandien nusprendėm negulėti prie baseino ir tiesiai važiuojam į Lečio miestelį pirmiausia. Ieškom kavytės, pasivaikštam, tada dar kokie 2-3 miesteliai maži palei pakrantės ir ne visai. Praeisim, pasižiūrėsim, šiandien toks planas. Važiuojam. Važiuojam. Pasikam parkingą. Viskas čia mokama aplinkui, statyti automobilius, visur mėlynos zonos, mes geriau į pažyminį pastatėm, gal bus paprašiau. Valandą euras 80. Nu, šiaip taip skamba, bet nėra čia daug, valandą daug. Nu, 2-3 valandas čia mes pabūsim, neilgiau tai gyventi. Labai keista kelių greičiai kažkaip. Važiuoja ženklai visur stovi 50, mašinai rodo 50, bet visi mažiausiai 110 važiuoja. Tai nesuprantu, ar tenais blogai rodo kažką. Nes Google Maps'ai kai kuriuose vietose rodė 110, kai automobilis rodė 50 ir ženklai. Nes kelias 2 juostų atitvertas užtvarais. Einam dabar pažiūrėsim Lečio senamiestį. Pirmiausia rasim kavos, mes dar negeriam. Mes važiuojam, tai tiesiog akis merkėsi, aš tai ten ir kokius 3 kartus mėgtelėjau. Na, dabar dar tik 10 valandų. Tai mes jau kėlėmės gal 7 kokį. Aš 6. Tai 6, aš 7. Ir lendam jau į senamiestį. Jeigu čia visur mokami parkingai, tai reiškia, kad kažką yra ką pamatyti, būtų nemokami. Arba tiesiog kaip didmiestis, kad centro neužkištų. Gijoči parkas. Kaip rašo, yra miesto plaučiai. Žalumo miesto centre, nes daugiau turbūt nelabai daug žalumos. Ir mes praeinam per parką ir mūsų kelias veda link senamiesčio. Kaip visur mes miestuose lankom senamiesčius pagrinde. Tokias gražias vietas, nes ten daugiausiai yra ką pamatyti. Celestinės rūmai. Dabar dar vadinami Lečio rūmais. Kažkada buvęs vienuolynas su gražiu vidiniu kiemu. Nu, panašu į vienuolyną, kaip ir per filmus. Aha, kaip filmų vienuolynai. Iš tikrųjų turi panašumą. Tai greičiausiai anksčiau nebuvo tiek daug kondicionierių viršui pridėti. Na ir pro kitus vartus lendam jau arčiau centro dar. Oho, kokie čia papuošimai. Čia gal reikia užeiti? Turistų rojus irgi matom. Nu, užeina, aš greitai tą bažnyčią. Vieną akį užmėsiu. Tikėtas įeiti į bažnyčią 11 eurų, tai šitos mes nelankom. Rasim kitą, kur nekainuos. Kol kas tai atrodo toks tvarkingas senamiestis. Tvarkytos gatvės visai prašluotos, didelės aikštės, bet kavinės dar neradom. Nu, buvo pora kavinukai, bet tokios. Tas, kad šiandien sekmadienis, tai gali būti tas ir nedirbti. Parduotuvės greičiausiai. Kas man yra liūdniausia. Tavo butikėlį nedirbti. Bet kavinė tikrai dirbti. Turistai sekmadieniais mėgsta apsilankyti. Tai jie nepraleis progos pinigėlio nugręžti. Aikštėje graži mozaika, vaizduojanti Lečės herbą. Vilkas einantis po ąžuolą. Pakankamai gerai išsilaikė Romėnų amfiteatro griuvėsiai.
Galėtų puikiai išnaudoti visokiems renginiams. Ir čia panašu restauruoja ir greičiausiai apmokestins kažkada. Galėtų vykti visokie renginiai, teatrai. Bet jau toks apleistas ten žalia. Nu, bet ne, dar išlaikas, pažiūrėk. Palyginus, kur mes buvom. Nu, tai čia kaip tik autentiškai. Jeigu viską atnaujinsi naujoviškai gražiai, tai... Tai žolę nupjauti gali. Žolę galima nupjauti teisingai. Einam, bandom va į tą juodą kavinukės, išgersim kavos. Kad akis atsimerkti. Viskas čia gerai labai. Tiesiai prie bažnyčios mūsų kavinukė. Ir aš operatyvė, tai mes kažką... Bet gal vaikyti? Operatyviai ir... Nepatiko meniu. Čia maisto kavinė. Grynai tokia maisto kavinė, vėl kaperta po 2 eurus, kainos tokios didesnės. Pas centras čia, tai mums reikia biškiuką nuo šalių. Prisėdam tokiai kavinukiai, labai geri vertinimai, 1000 komentarų. Ir labai neblogi piragėliai visokie skanūs saldūs. Mes dar neparagavome. Ne, bet atrodo tikrai labai skaniai. 10 minučių laukia mylėjai kažkur. Va tokia karuselė. Ir kas geriausia, kad Greta pamatė už gatvės didelį rūbų turgų. Ir būtinai reikės patikrinti. Man jau dabar knieti. Aš jau net sakiau, gal einam dabar, o ne pagalvos. Papusryčiaujam ir einam iki turgaus. Pasižiūrėsim, ar Greta daug maišų tems iki mašinos. Ar bobučių turgus, ar yra koks perliukas. Va tokie piragiukai. Su pistacijom, šokoladais, kremais, kapučino. Greit atnešė ir už viską 10,50. Net nėra kaperta. Yra 50 centų, nu, bet ne 4 eurai. Nes ten, kur pirmai išsirinkam, būtų 2 eurų žmogui, tai 4 eurai. Tai kavos išgerti 4 eurai. Tai skanaus. Žiūrėkit, kaip bėga. Bėga. Gerai, čia pasižiūrės akinių. O po to kulminacija. Čia taip paklodinam. Einam į normalų. Einam dabar į normalų. Nu va, koks turgelis. Prikabinta viską. Gal kokį skuduriuką suras. Aš tai greičiausiai nesitikiu čia rast rūbų. Bet įdomu pasižiūrėti. Čia turgus vyksta iki 1 valandos rašo. Maždaug. Gal anksčiau, gal vėliau baigėsi. Priklauso tikriausiai nuo turistų. Bet kopijų nelabai matas. Tokios prekės paprastesnės. Va, 5, 3 eurai, 10 eurų. Kainas įkandamas. Gal čia nebūtinai visi nauji rūbai. Laikrodžių va gražių yra. Greitai prabėgam, kad susidarytumėt vaizdą, ką čia galima rasti. Saldi visur tiktai išpardavimai. Va toks tas turgelis. Dabar ramiai praeisim, kažką galbūt pasimatuos Greta ir bus vienas įdomesnis lankytinas objektas. Ko visur Pietų Italijai nerado Greta? Ko? Turgaus jokį. Parduotuvėlių kažkaip pakankamai mažai čia Pietų Italijai.
arba brangias, arba nedirba, arba ne tas, ko ieškai. Įdomus sprendimo būdas parišti nuo vėjo. Akumuliatoriai vien tik tai. Ir visur taip pat. Va ir tiesiai. Paliekam turgų netuščiai. Ne veltui atėjom. Ne veltui. Porą skuduriukų nupirkta, porą šmutkių. Kai kas nori dėrėtis, kai kas nenori dėrėtis, bet visur nuderėjom. O ten, kur nesiderėjo, tai tiesiog nepirkom. Ir šalia radom tą patį. Gerai, keliaujam toliau tyrinėti Lečio senamiestį. Pagaliau išlindo saulė, oras taisosi. Jo, nes kai eini ir šaltoka, tai ne faina dabar, bet iškart geriau. Jau net gal džemperį reiks nusimti. Mes dabar jau leisimės į patį senamiestį. Pirmiausia, tai pirmojo pasaulinio karo memorialas. Ir prie jo miesto vartai, kaip Italijai mėgstama. Įeiti į miestelį pro didelius gražius vartus. Ir ten jau matėsi žmonių daugėja. Panašu, kad teisinga linkme eina. Nu, miestelis gal ir nieko, bet mūsų topė tikriausiai nebus. Ne. Bet einam dabar prie pagrindinio objekto. Duomo aikštės katedros, ten va turėtų būti jau kažkas tai wow. Pasižiūrim, randam magnetuką. Kol kas labai baisus magnetukai, kaip žiūrėjau. Tai kokias? Kainos tai euras arba 2 eurai, bet tokie, nu, arba labai dideli, arba kažkokie tai labai kinetiški. Va, miestas tai gyvas, visur kvapai, kavinės. Toks irgi senoviškas. Tik jau nebe baltas, o toks, sakyčiau, smėlio, ne? Smėlio miestas. Koncertai, labai daug visokių bažnytėlių. Atmosfera niek. Kai dabar oras atšilo, tai visai kitaip aikštės. Brunetė aikštė. Labai daug žmonių, tai reikia eiti pasižiūrėti, kasgi čia slėpėsi. Bent jau iš nuotraukų, tai ten kažkoks tai arklys turėtų būti statulo parkelis. Daug gražių gėlių, čia toks parkas labai jau išpuoselėtas. Tai žmonės beveik nejuda, nes siauri praėjimai. Na, tas paveikslas čia buvo tai, dėl ko visi žmonės susirinko. Ir augalai, aišku, labai gražios gėlės, bet taip grūstis, nežinau, nei nuotraukos pasidarysi, nei nieko. Pasiekėm pagrindinę Duomo aikštę su žymiausia katedra šio miesto. Ir va, automobilių paroda senovinių kažkokių.
Čia tokie mini zapukai kažkokie tai. Visokių spalvų, kažkaip per markę. Auto Bianchi. Bianchi. Tokių nesu matęs niekur. Gražus tokie automobiliukai, gražus. 99% automobilius apžiūrinėjom ir 1% katedrą. Ne, tu apžiūrinėjai 9% automobilius, o aš žiūrėjau, kaip mergaitės gražiai gėda prie tos katedros. Tu turbūt nepastebėjai, bet... Gėda, mačiau. Dabar baigėsi. Čia taip, vaibas tikrai geras, gražu. Labai daug žmonių. Nu, čia tikriausiai buvo mūsų tas jau paskutinis žymiausias taškas Lečio miestelėje. Aš išsirinkau raudoną mašiną. Vieno bosų pagalvėlę, net širdutė. Aš irgi raudoną dėl to, kad kabrioletas arba baltas. Dar čia šiek tiek pasižiūrim, pasifotkinam ir grįžinėsim jau po truputį link aikštelės, bet dar manau vis tiek bus kažkokių vietų, ką pafilmuoti, nes čia šiaip labai jau gyvas miestas. Aš kol praėjau iki tų gėlių, po to grįždamas čia iki katedros žiūriu, kad ten dar kokie bent 2-3 vietos buvo tokios, kad gali irgi stoti eilę ir laukti neaišku ko. Jo, aš ten mačiau baletą, gal šoko ten vienos mergaitės, bet irgi tai praėjau. Labai daug veiksmų. Gyvas miestas, gyvas. Čia pasivaikščiot visai fainai. O Stonė vis tiek pirma vieta. Na taip, bet... šitas kokiai trečiai galbūt, sakyčiau. Gal net antroji, kol kas išlankytų. Antroji todėl, kad aš saknelę nusipirkau. Keliauninkė. Dar vieni miesto vartai. Porto Napoli. Ir jau iki aikštelės liko visai nedaug. Jau išalkom, ištroškom, važiuojam dabar į miestelį Torre del Orso, kuris yra pakrantėje, tai galbūt rasim dar jūros gėrybių. Arba šiaip kažkas skanaus. Jeigu nebus siestos, nes jau dabar 1 valandą, o pas juos kažkur nuo 2 siestas. Gal spės, tikėkimės, jeigu ne vėl reiks bulkom maitintis. Aš pizzkę pavalgyčiau. Pizzkę valgyti, bet pizzas neduos, duos tik tai bulk. Jei, žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Už parkingą kiek čia bus, kokie bus 8 eurai turbūt, nu gal 6-8. Ir šitą video pabaigiam čionais. Ačiū, kad žiūrėjot. Spauskite subscribe, kas nesubscribina, galite palaikinti, pakomentuoti. Ir susitiksim kitur. Ate. Iki. Miestelio pavadinimas verčiasi kažkaip Meškos bokštas. Atvykom pietų. Bistro 63 vadinasi. Kino Mediterane. O iš viršaus, va taip. Ir patarimas, nepamirškit, kur pastatot automobilį. Pasižymėkit, dabar ratais vaikštam ir ieškom. O Trantas tai arčiausiai Albanijos esantis miestelis. Atrodo, kad vėl veiksmo yra. Graži promenada.